7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tikrai rungtynės komentaras apie jas. Tai jo, playoffai, manau, daug ką pasako dalis rungtynės, kad nieko lengvai nėra, kur kas kalba, kad čia išeisim lengvai laimėsim, tai paprasčiausiai reikia kovoti, reikia visą save atiduoti ir aišku, pergalė tenkina, bet kažkiek nedžiugina, kad tų kalnelių tokių labai daug. Tai atrodo taip, pabėgam į priekį, tai leidžiam vėl prisivietų, vėl pabėgam, tai vėl tai tokie. Yra daug darbo ir tiesiog reikia solidžiau žaisti. Kokios buvo pagrindinės bėdos, su kuriam susidūrėt ir negalėjot sulaikyti Lietkabelio? Sakyčiau, gal tokias labiausiai psichologinės, tokias, nes žinom, ką darom, bet jų ta gynyba tokia kažkiek specifinė, kad priverčia tuos kitokius sprendimus daryti ir galbūt kažkur kamuolys nenueina, kažkur kažkas po vieną pažaidžia ir tas gaunas kažkiek. To nervingumo ir tas neprideda. Kaip sakiau, turim išlikti saldesni ir kažkiek labiau galvą žaisti. Kiek psichologiškai svarbi ši pergalė buvo jums? Tai labai svarbi, manau vis tiek. Svarbu kiek, ar 30 ar ant vieno mes paimsim tą pergalę ir labai, nes daug kas supranta, kad jeigu būtų 1-2 važiuoti į Panevėžį žaisti, tai realiai labai per galvą kirstų, manau, daugam ir tas psichologinis fonas visas pasikeistų. Tai džiaugiamės tą pergalę, taškelis yra taškelis. Kalbant apie tą psichologinę pusę, vis tiek reikės važiuoti į Panevėžį, dar nebaigta viskas, kokia dabar, koks bus pasiruošimas, kokie pagrindiniai akcentai? Taip, planas paprastas, to susirenkam kažką, nežinau, čia trenerių daržas kažką, planą kažkokį paruoš, pradėsim video ir kažkas papildomai galbūt pasportuos su šiaip, tai manau vis tiek jau. Mes jau reguliariam sezone žaidėm 4 kartus, čia jau žaisim 4 rungtynes, tai manau, žinom tiek mes juos kaip nulūptis, tiek jie mus ir kažkuo labai nenustebinsim, tiesiog reikia išeiti, kautis, žmogus prie žmogų, ta prasme, ir paprasčiausia taktikas, manau, antrą plane, kas labiau norės, tas ir pasiims. Pats turėjai tokį įspūdingiausią, turbūt geriausią sezoną, bet ir dabar puikus rezultatai, kaip jautiesi ir play-offuose, ir šiaip apskritai? Viskas gerai šiaip. Viskas tu sveikata gera, leidžia tą fizinę, ta prasme žaidybinę formą lygtis irgi nebloga, tai viskas gerai, džiaugiuosi paprasčiausiai, liko nedaug jau, reikia susifokusuoti tą krepšinį ir tiesiog gerai finišuoti. Namų rungtynės, geras laikymas, kiek tai veda į priekį? Labai smagu, nes labai smagu jausti tą atmosferą, nes matėm, kažkiek mes kaip strigom, tai fanai mus labai užžaidė su tom skanduotėm, su viskuo, tai labai dėkingas jiem ir tikrai jų nemažai buvo, nežinau skaičiaus, bet galbūt tas antras aukštas nebuvo iš vis atidarytas, bet tikrai palaikymas puikus, tai džiaugiamės, kad tokius fanus turime. Nors puikiai pradėjot rungtynės, visos 3 iš jų buvo iki tų paskutinių sekundžių ir dviženklę persvarą turėt. Kodėl, manai, nepavyksta galutinai pabėgti ir uždaryti rungtynių dar iki to galutinį šilpų? Tai kažkiek, kaip minėjau, tas per gerai pagalvom ir padedam kažkiek po vieną žaisti, kažkiek tą jų gynybą išprovokuoja ir tokį chaosėlį kažkokį sužaidžiam ir paprasčiausiai kelios atakos jie sugrįžta, įmeta krajelis tikrai. Tiek Krupštavičius, tiek Kobleras sunkius metimus metė, galėjom apsiginti ir paprasčiausiai 1-2 metimai, jie sugrįžta, vėl ta psichologija keičiasi ir taip ir gaunasi. Atrodo, kažkiek turim dar tą panašumą dėti iš gaunasi atvirkščiai, tai tokios bėdelės. Greivsas rungtynės pradėjo startą 5, tai kiek jam galbūt reikėjo tokių sėkmingų rungtynių ir pagauti tą ritmą vis labiau atkrintamosios? Gerai, jis tikrai išlydėjo tą žingsnį į priekį ir tikrai realiai pradžiai labai didelį impulsą davė ir tikrai tiek tritaškiais, tiek jis gali gerai susiginti, tiek prasiveržimais, tai tikrai savo indėlį įnešė ir manau, vis tiek play-offai kiekvienas žaidėjas turi kažką tai įsinešti, tą ir daryti dėl komandos, ką gali geriausiai. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.